Tikras šnipinėjimo skandalas tarp Izraelio ir Jungtinių Amerikos valstijų. JAV karo ministerijos žvalgybos valdyba paskelbė raudoną pavojaus lygį. Ten buvo pareikšta, kad pastarosiomis savaitėmis Izraelio keliamas kontržvalgybos grėsmės lygis buvo pakeltas iki kritinės kategorijos. Pranešama, kad amerikiečiai buvo šokiruoti, kai sužinojo, jog Izraelis slapta stebi aukšto rango JAV pareigūnus, siekdamas gauti informacijos apie vidinius svarstymus ir Donaldo Trumpo administracijos sprendimus dėl konfliktų artimuosiuose rytuose. Ši informacija dar labiau šokiruoja po paskutinių pačio Donaldo Trumpo prisipažinimų, kad jis iš tiesų iškeikė Benjaminą Netanyahu, pavadinęs jį prakeiktų bepročių dėl nesėkmingo karo prieš Iraną. Taip pat verta prisiminti, kad pats Benjaminas Netanyahu staiga pareiškė, jog Izraeliui JAV pagalba daugiau nereikalinga. Ir štai šiandien Amerikos žiniasklaida staiga pradėjo publikuoti straipsnius su informacija, kad Izraelis neva atakavo Libaną uždraustais fosforo šaudmenimis. Žodžiu, čia yra apie ką padiskutuoti. Mano vardas Aleksėjus Pečijus, tad aptarkime šią temą kartu, bet prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti patinka, parašyti bet kokį komentarą ir užsiprenumeruoti mano Telegram kanalą Tečy News. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi skandalas tarp Izraelio ir JAV. JAV jis įgauna naują pagreitį. Viskas prasidėjo nuo Donaldo Trumpo prisipažinimo, kad jis iš tiesų necenzūriniais žodžiais išplūdo Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu dėl jo karo prieš Libaną. Ir štai šiandien NBC News paskelbė informaciją, kad tarp dviejų šalių dabar tyla dar ir šnipinėjimo skandalas. Kaip rašo leidinys, Pentagonas vis labiau susirūpinęs dėl stiprėjančios Izraelio šnipinėjimo veiklos prieš JAV, neseniai padidinęs kontržvalgybos grėsmės lygį. Iš pagrindinio Amerikos sąjungininko artimuosiuose rytuose iki aukščiausio lygio. Pranešama, kad pastarosiomis savaitėmis JAV gynybos departamento žvalgybos valdyba paskelbė naują kontržvalgybos grėsmių vertinimą, augant įtampai tarp Izraelio ir JAV dėl tolesnių veiksmų kare su Iranu. Žvalgybos valdyba paskelbė vidinį pranešimą, kuriame Izraelio keliama grėsmė buvo pakelta iki kritinio lygio. Kaip pranešė pareigūnai, šis sprendimas buvo priimtas dėl Pentagono nuogastavimų, kad Izraelis deda ypatingas pastangas sekti aukšto rango Amerikos pareigūnus. Siekdamas gauti informacijos apie vidinius diskusijas ir Trumpo administracijos sprendimus dėl konfliktų artimuosiuose rytuose, kaip suprantate, pasitikėjimų pagrįsti santykiai tarp sąjungininkų to nenumato. Ypač NBC News praneša, kad Izraelis pradėjo klausytis Trumpo specialiojo pasiuntinio ir Pentagono pavaduotojo pokalbių. Amerikos žvalgyba užfiksavo plataus masto Izraelio sekimą aukšto rango JAV pareigūnams, rašo NBC News. Buvo klausomasi, ypač JAV prezidento specialiojo pasiuntinio Steveno Witkovo ir Pentagono pavaduotojo Elbridžo Kolbio pokalbių. Ir štai kaip rašo NBC, pasak vieno iš dabartinių Amerikos pareigūnų, žvalgyba pareiškė, kad Izraelio gebėjimas vykdyti šnipinėjimą ir techninį informacijos rinkimą yra aptariamas 7 puslapių žvalgybos ataskaitoje. Taip pat nurodoma keletas konkrečių incidentų, kai Izraelis bandė gauti informaciją šnipinėjimo būdu, kurie sustiprino JAV susirūpinimą. Pažymėtina, kad JAV nacionalinės žvalgybos direktoriaus biuras, Baltieji rūmai ir Pentagono vadovybė į žurnalistų prašymą pakomentuoti šią informaciją tiesiog neatsakė. O štai Izraelio ambasada Vašingtone taip pareiškė, kad jie nešnipinėja. Jie teigia, kad nešnipinėja Amerikos pareigūnų ir kad jų santykiai su amerikiečiais tokie geri, jog jiems apskritai nereikia šnipinėti. Štai ką apie tai rašo NBC News. Citata. Nors abipusis šnipinėjimas tarp sąjungininkų ir priešininkų visame pasaulyje yra įprastas dalykas, dabartiniai ir buvę Amerikos pareigūnai teigia, kad pastarieji Izraelio veiksmai gerokai peržengė tipiško ir tikėtino šnipinėjimo ribas. Padidintas budrumas kilo dėl nesutarimų tarp prezidento Donaldo Trumpo ir ministro pirmininko. Izraelio Benjamino Netanyahu dėl karo su Iranu ir Izraelio karinių operacijų Libane, įskaitant įtemptą telefoninį pokalbį praėjusią savaitę. Po pokalbio Trumpas prisipažino žurnalistams, kad pavadino Netanyahu bepročiu ir kyla vis daugiau klausimų, ar abiejų šalių tikslai artimuosiuose rytuose pradeda smarkiai skirtis. Taip pat pažymėsiu, kad nuo paliaubų pradžios balandžio pradžioje Trumpas siekė diplomatinio susitarimo su Iranu dėl karo nutraukimo, pradėto Izraelio ir JAV vasario 28 dieną.
Izraelis viešai reiškia skepticizmą dėl to, ar Iranas laikysis bet kokių pasiektų susitarimų. Pasak vakarų pareigūnų, Netanyahu reikalauja atnaujinti Irano bombardavimus ir nesutinka su Trumpu, kuris reikalauja iš jo sumažinti atakas prieš Hezbollah Libane. Kaip teigia šaltiniai, Amerikos pareigūnai dabar privalo būti ypač atsargūs keliaudami į Izraelį arba susitirdami su asmenimis apskritai, nesvarbu kur. Na, dar viena Izraelio tema. Izraelio pareigūnai, visiškai nesvarbu kur. Pasak dabartinių ir buvusių diplomatų, taip pat buvusių nacionalinio saugumo tarnybos darbuotojų, Izraelis daugelį metų turi reputaciją šalies, kuri užsiima agresyviu šnipinėjimu net prieš Jungtines Amerikos valstijas, savo artimiausią sąjungininką. Ši praktika jau seniai kelia susirūpinimą nacionalinio saugumo tarnybos darbuotojams ir diplomatams, o JAV žvalgybos pareigūnai atidžiai stebi šį klausimą. Priminsiu, kad 1980-aisiais Izraelio šnipinėjimas iš tiesų sukėlė skilimą santykiuose su Vašingtonu. Tuomet JAV karinio jūrų laivyno žvalgybos analitikas Jonathanas Pollardas praleido net 30 metų kalėjime. Paaiškėjus, kad jis pardavinėjo Izraeliui visiškai slaptus dokumentus ir perduodavo slaptą informaciją. Tačiau pastarieji nesutarimų epizodai rodo, kad karo tikslai Trumpo ir Netanyahus pradėjo labai stipriai skirtis. Trumpas reikalauja iš Netanyahaus nutraukti karą prieš Hezbollah ir šio skandalo fone Amerikos žiniasklaida pradėjo skleisti naują istoriją. Taigi šiandien New York Times rašo, kad esą Izraelio armija sistemingai naudoja baltąjį fosforą apšaudydama Libano miestus, o tai prieštarauja karo įstatymams. Leidinio duomenimis esą buvo naudojami amerikietiški sviediniai su baltuoju fosforu. Per Baforo tvirtovę šturmą taip pat Nabatyje, Tire, Klajaje, Hijame ir Jamore. Taip pat pažymėsiu, kad pagal Ženevos konvenciją baltojo fosforo naudojimas leidžiamas tik dūmų uždangoms ar apšvietimui kurti, tačiau draudžiama jį naudoti prieš gyvąją jėgą ir statinius civilių gyvenamosiuose rajonuose. Izraelio valdžia teigia, kad per karinius veiksmus nenaudoja jokio baltojo fosforo. Įdomu tai, kad skandalų fone tokios informacijos eskalavimas gali tapti dar viena priežastimi daryti spaudimą Izraeliui, siekiant priversti jį užbaigti karą Libane. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Tai viskas, saugokite save. Iki pasimatymo visiems.